Sveiki. Nagi, pirmadienis. Skaitome į tėvų taką, šiandien skaitysim 37 sūtą. Sūta vadinasi laimė. Trumpą sūtą pasiskaitom ir apmąstom. Vienuoliai dviem brožais pasižymintis vienuolis čia ir dabar gyvena patirdamas daug laimės ir malonumo. Ir jame yra užmegtas ydų panaikinimo pradas. Kokiais dviem? Jis sukrečia pagrindais sukrėtimui, skatinančiam dvasinius veiksmus. O sukrėstas jis išmintingai, atkakliai stengiasi. Šiais vienuoliai dviem brožais pasižymintis vienuolis čia ir dabar gyvena patirdamas daug laimės ir malonumą. Ir jame yra užmegtas ydų panaikinimo pradas. Ir toliau eina eilės. Pagrindai sukrėtimui, skatinančiam dvasinius veiksmus. Išminčių tikrai sukrečia. Uolus ir praktiškas vienuolis vis išmintingai apmąsto. Taip uoliai buvojantis ramaus gyvenimo būdo, romus, pasišventęs proto rimtinimui, jis gali sunaikinti kančią. Kokie tie, apie ką čia būtų kalba? Kas čia per pagrindai sukrėtimui, kuris skatina dvasinius veiksmus? Yra pagrindiniai apmąstymai, kurios mes kartuojam kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, kai mes gyvenam Theravados budizmo vienuolyne. Kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą mes vis primenam savo tą tiesą apie mūsų būtį, apie mūsų žmogišką būtį, kas mums yra tiesa. Tiesa yra ta, kad mums būdinga senti. Kad mes gimėme ir mums būdinga senti, senėjimas. Senėjimas ateina su savo nelabai maloniais reiškiniais, bet tai yra tiesa. Tai mums būdinga, mūsų laukia, jeigu mes dar nesulaukime, mūsų laukia ir ne tik laukia, bet esame procese, šis kūnas yra procese, senėjimo procese. Kai žilsta plaukai, byra dantis, raukšlėsi oda, tai čia tik tai kūno paviršiuje, bet taip pat silpnėja atmintis, sakykime, kaulai, viskas iš tiesų. Mūsų jutimo organai, rega silpnėja, klausa silpnėja, mūsų gebėjimas mąstyti ir taip toliau. Ir visą tai, jeigu ne dabar, tai laukia. Tai yra dalis šito žmogiško gyvenimo. Mes primenam savo tai. Mes apmąstam tai, mes primenam tai savo. Kitas apmąstymas, kitas pagrindas yra tai, kad mums būdinga sirgti. Šitam kūnui būdinga sirgti. Ne tik kūnui ir protui. Būdinga sirgti. Tai yra vėlgi mūsų žmogiško gyvenimo dalis. Visi susirga anksčiau ir vėliau. Kažkas daugiau serga, kažkas mažiau serga, bet tai yra dalis mūsų gyvenimo. Ir niekad negali žinoti, kas atsitiks. Niekad negali žinoti, kaip šitas kūnas, kas jam atsitiks. Negali žinoti. Ir jeigu mes esame nepasiruošę, jeigu mes tai neapmąstom, tai kai atsitinka rimtesnė liga, gali būti labai daug kančios. Todėl mes primenam savo tai, kad gyvenimas, šitas žmogiškas gyvenimas, jo neatsiejama dalis yra ligos. Ir mūsų protas pradeda taikyti su to tada mažiau kančios. Bet taip pat tai skatina mus daryti dvasinius veiksmus, tai yra dėti pastangas, kad išsivaduoti iš prisirišimo, išsklaidyti neišmanimo tamsą, matyti tikrovę tokią, kokia jinai yra, kad daugiau tokios kančios nebūtų. Trečias apmąstymas yra tai, kad šitas kūnas anksčiau ar vėliau mirs. Tokia yra kūno prigimtis, jis gimsta, po to miršta ir tai yra neišvengiama. Ir tas apmąstymas labai svarbus. Apmąstyti savo kūną, šitą būtybę, tikrai mirs. Tai yra neišvengiama.
Nėra nieko, kas nemirė. Visi, kas gimė, visi miršta. Visi. Visi, kas iki mūsų gyvena, visi, kas gyvena dabar. Ir visi, kas ateityje gyvens. Visi. Tai yra gyvenimo dalis. Gimimas ar mirtis. Ir mirtis skausminga. Mes dažniausiai nenorim mirti. Mes dažniausiai bijom skausmą susijusiu su mirtimi. Mes nenorim išsiskirti su tuo, kas mums brangu. Bet tai yra būdinga šitam kūnui. Ir Buda vienoj sūtoj pasakojo, kad yra tokių, kurie vien tik tai išgirsta apie tai, kad kažkur kažkas mirė ir jos jau tai sukrečia taip stipriai, kad jie neatidėliodami pradeda gyventi kitokį gyvenimą. Jie neatidėlioja to, kas yra svarbu, to, kas jiems yra svarbu. Jiems prioritetai susidėlioja į vietą. Ir jeigu tai vienuolis, tai jisai tikrai atkakliai praktikuoja. Atkakliai mokosi, nepasimesti, atkakliai mokosi matyti tikrovę tokią, kokia jinai yra. Yra tokių, kurios sukrečia tik tai, kai jie susiduria su mirtimi šalia. Kažkas iš jų artimųjų susirga ir miršta. Tai sukrečia, stipriai sukrečia. O kažkas būna sukristas tik tai, kai pats atsidarė toje pozicijoje. Truputį per vėlų. Kaip čia padarysi? Todėl Buda ragina mus apmastyti tos dalykus, nelaukiant, kol atsidursim toje pozicijoje, nelaukiant, kol savo paskutinių dienų, valandų įkvėpimų apmastyti. Ir įdomiausias dalykas, kad Buda sako, kad tas, kuris apmąsto ir kuris sukrečia tai, kurį paliečia, ką reiškia sukrečia, jų širdį tai paliečia. Žmogus, kurio širdį paliečia tą tikrovę. Jis gyvena patirdamas daug laimės ir malonumo. Ne tik tai, kad jis sukrėstas, ne tik tai, kad jis sukrečia, bet jis dar išmintingai atkakliai stengiasi. Tai taip pat yra tos laimės ir malonumo dalis. Nes jis gyvena prasmingai. Nes yra gilus pajautimas, kad tai yra prasminga. Tas toks gyvenimas iš tiesų yra prasmingas. Matyti tiesą tokia, kokia jinai yra. Nuolat. Tada prisirišimai patys tirpsta, kai ta tiesa yra nuolat matoma. Todėl patiriama laimė, todėl patiriamas džiaugsmas. Dėl to, kad vis mažiau prisirišimų. Jeigu mes vis prisimenam, jeigu mes vis praktikuojam. Štai toksai raginimas jums praktikai. Apmastykite, tai neužsimirškite. Neužsimirškite. Nenusisukite nuo tų tiesų. Ir kai susidurėt su tuo tiesiogiai, vietoj to, kad pasinertumėt į sielvartą ir atmetimą, matykite tai kaip tikrovę, kaip gyvenimas, gyvenimo dovana, gyvenimas jums rodo tikrovę. Tai, kas iš tiesų yra. Ir tai jums yra galimybė. Galimybė. Giliai tai įsisąmonti. Pajausti tai savo širdimi, priimti tai savo širdimi. Ir tokiu būdu išsilaisvinti. Nes mes esam kalėjime vien dėl to, kad mes nepriimėm tikrovės tokios, kokia jinai yra. Mes bėgam nuo to, kas yra. Tačiau jeigu mes priimam tai, kaip yra, gyvenimą tokį, kokį jis yra, visiškai nebėgame nuo nieko. Atsiduodame tam.
mes esame laisvi, nėra kančios. Būsime laimingi, džiaugsimės kiekvieną akimirką, kurią turime. Taigi, toks pamokymas jums apmąstymams šiai savaitei ir iki kito susimatymo.